Gerbiami kolegos, esu Vygantas Gruslys, Santaros klinikų intervencinės pulmonologijos ir kvėpavimo funkcinės diagnostikos skyriaus vedėjas. Ilgus savo gyvenimo metus paskyręs krūtinės chirurgijai, intervenciniai pulmonologijai ir bronkologijai. Taip, kad remdamasi savo patirtimi, literatūros duomenimis, pasistengsiu jums papasakoti. Mažiau pateigiamą skaičių ir lentelių, daugiau endoskopinių vaizdų ir klinikinių pavyzdžių, kadangi manęs klausanti garbė auditorija yra gana marga, įvairaus profilio kolegos, reiškia, todėl suprantu, kad svarbu nėra gilintis, kiek sekundžių turi trukti kriobiopsija arba kokios yra komplikacijos, linijinės EBUS procedūros ir taip toliau, tačiau pailiustruoti galimybės, kurias turime, maždaug kurios yra Lietuvoje, ir kad jums susidarytų supratimas, kas tai yra endoskopinis plaučių vėžio gydymas. Jeigu jau kalba prasidėjo apie endoskopinį plaučių vėžio gydymą, paprastai tai būna ženklas, kad ligonio situacija nėra labai gera, nes ne bronkologinis arba paprastas pleuroskopinis gydymas yra pagrindiniai plaučių vėžio gydymo metodai. Tai nėra alternatyva chirurginiam gydymui, nėra alternatyva radioterapijai, biologiniai, imunologiniai terapijai. O endoskopinis gydymas paprastai reikalingas tada, kada jau susiduriama su gana didelėm bėdom, su problemom, kurios žmogui kenčiančiam ir šiaip nuo plaučių vėžio sukelia dar sunkias problemas, dusulį, kraujavimą, plaučių apsedavimą ir taip toliau. Todėl ir manau, kad svarbu jums žinoti, ką galima padaryti, kur galima kreiptis ir kokios pagalbos galima tikėtis, o kokia pagalba yra nereali. Taip, kad endoskopinis, pagrindai bronchoskopinis plaučių vėžio gydymas. Paprastai tokiu atveju bronchoskopiją atliekam bendrinėj jautroj. Jeigu pradėsiu nuo bronchoskopinės pagalbos, esant išplitusiam plaučių vėžiui, tai pirmiausia, kad ligoniui būtų kuo mažesnė kančia, kita vertus, kad esant užmigdytam ir relaksuotam ligoniui, nekosinčiam, nesiblaškančiam, nedūstančiam, ir mūsų galimybės padaryti ką nors gero būna didesnės. Paprastai kombinuojam dvi procedūras, tai rigidinė bronchoskopija ir vaizdo bronchoskopija, kadangi per rigidinį bronchoskopiją galim padaryti grubesnės ir stambesnės manipulacijos, tai yra endoskopinė naviko resekcija, stentavimas kvėpavimo takų pavyzdžiui, o vaizdo bronchoskopų panaudojimas mums suteikia preciziškumo, todėl argonoplazmos koaguliacija, hemostazinė injekcija galima atlikti tiksliai tuos taškus, tas sritis, iš kurių kraujuoja, reiškia arba ten, kur norim, naviko koaguliacijos ir taip toliau. Yra įvairios instrumentai, manau, geri visi, svarbu mokėti jais naudotis ir pats geriausias instrumentas dirbančiam žmogui tai yra tas, kurį tu esi įvaldęs, pati geriausia metodika tai yra ta, kurią tu esi išmokęs ir atsibudęs naktį gali išvardinti jos principus ir atskirus punktus. Paprastai, esant užleistam vėžiui, prieš procedūrą
kuri kelis planus, planas A, planas B, o kartais ir planas C, nes kartais nežinai, kuo ta procedūra gali pasibaigti. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių yra gausus kraujavimas į kvėpavimo takus iširstančio naviko. Kitas pavyzdys - situacija, kada navikas yra peraugęs trachėjos bifurkacinę sritį ir trachėjos pagrindinių bronchų spindis siekia kelis milimetrus. Tu žinai, kaip procedūrą pradėsi, tačiau kaip ją užbaigsi, dažniausiai nežinai. Todėl visada verta viską apgalvoti iš naujo, pasirinkti tinkamą tau ir atitinkamai situacijai instrumentų rinkinį. Ir stengtis nebijoti. Dar kas labai svarbu, kad ligonis suprastų, kokią riziką sukelia šitą procedūrą ir kad kartais po jos žmogus gali net ir neatsibusti. Taip kad arsenalas koks yra, apart kombinuotos bronchoskopijos, kaip priedus dar galim naudoti. Čia yra aukšto dažnuminės elektrodestrukcijos prietaisai, aukšto dažnuminė todėl, kad netrikdytų širdies ritmų. Reiškia, atliktų tik tiesioginį savo vaidmenį koaguliaciją audinių arba jų pjovimą, priklausomai kokiu režimu bus įjungtas aparatas. Ir matot, aukšto dažnuminė koaguliacija, tai adatinis peilis, tai reiškia tinka navikui išpjauti cirkuliariai. Rutulinis elektrodas paprastai skiriamas koaguliacijai, jeigu vyksta kraujavimas iš naviko srities kažkurio. Diaterminė kilpa, pavyzdžiui, jeigu yra endobronkinis egzofitinis navikas, tai yra iš sienelės į spindį augantis navikas, jeigu pavyksta ant jo užmesti šitą kilpą, įjungiama elektros srovė ir kilpą smaugiant, reiškia palaipsniui nusikoaguliuoja navikas ir paskui gali ištraukti iš bronchų. Ir įvairių būna formų, biopsinės žnyplės, kaip ir monopolinės, taip ir bipolinės, reiškia, kurios biopsijos procedūrą arba naviko šalinimo, kramtymo, įvardinkim tai žargonu, procedūrą padaro saugesnę dėl mažesnio kraujavimo iš tos srities, su kuria dirbi. Argonoplazmos koaguliacija geras metodas, kadangi priklausomai nuo įjungto galingumo, jis šiuo metodu koaguliuojami audiniai negiliau kaip iki 2–5 mm gylio. Reiškia, paprastai reikia stengtis, kad tas gylis nebūtų didesnis kaip 3 mm, 5 mm, tai jau daugiau kaip trachėjos sienelė ir galima kiaurai pradeginti kraujavimą. Trachėja, tačiau, reiškia, paprastai naudojant argonoplazmos koaguliaciją, tai vyksta rečiau negu aukšta dažnuminė elektrokoaguliacija, kadangi efektas būna platesnis ir, kaip sakiau, priklausomai nuo galingumo gali riboti gylį, ką gana sunku būna padaryti naudojant lazerį. Ir netyčiniai atšvaitai gali pažeisti sritis, kurių tu nesiruoši visiškai liesti. O esmė argonoplazmos koaguliatorius yra ta, kad per specialų kateterį paduodamas argono dujos, ypač aukšto įtampai, jos įgauna plazminę savo būseną. Kaip žinot, kiekvienas daiktas turi, kiekvienas elementas turi skystą, kietą, dujinę ir plazminę būseną. Ir argonas yra inertinės dujos. Geras jis dar tuo, kad audiniai, kuriuos veikia, jie nesuanglėja, nereikia nuvalinėti anglių luobo, ką padarius paprastai atsinaujina
kraujavimas difuzinis iš bronchų ir trachėjos sienelės. Plus šis aparatas kaip ir veikia tiesiogiai prieš save, taip ir 10 laipsnių kampu. Reikia turėti omeny, kad naudojant visus elektrinius prietaisus, didelios galios, lazerį, elektrokoaguliaciją arba argono plazmos koaguliacija, reikia įspėti anesteziologą ir paprašyti, kad įpučiamuose dujose į kvėpavimo takus ir plaučius deguonies procentas nebūtų didesnis kaip 30, nes kitokiu atveju įmanomas sprogimas kvėpavimo takuose, netgi su trachėjos perforacija, sužalojimu ir taip toliau. Paprastai tokios nelaimės per ilgus metus neturėjom, bet visada reikia prisiminti ir saugotis, nes kartais įprastiniai dalykai, apie įprastinius dalykus net imi ir nepagalvoji, todėl priminti dar kartą verta. Kriodestrukcijos aparatai, aparatas pats pirmasis, jisai labai galingas, turi tiesius kriozondus, paprastai skirtas endobronkinių, stambių bronkų navikoabliacijai, tiesiog mokant šaldyti, sušaldžius audinius keliuose taškuose, gali visą naviką ištraukti iš bronko, reiškia atlaisvindamas kvėpavimo takus be ypatingesnio kraujavimo arba mechaninio dirginimo. Čia naujesnės kartos aparatas, kompiuterizuotas ir, reiškia, dozuojama šaldymo greitis, o pats dozuoja šaldymo laiką. Paprastai tokiu atveju šitas aparatas naudojamas periferinių darinių biopsijai, bet irgi gali būti panaudotas smulkesniųjų bronkų rekanalizacijai, pavyzdžiui, stentuojant smulkiuosius bronkus dėl parankrozinio apsedavimo. Taip, toliau kalbant, reiškia, ką mes galim padėti. Gydymas, kaip savistovis gydymas, tai įmanomas karcinomo in situ gydymas. Gausių straipsnių šito klausimu nėra pateikta, kadangi karcinoma in situ surasti vėžį tokioj stadijoje ne visada paprasta. Kitas dalykas, visada verta prisiminti, aišku, žmogui tai laimė, neinvazyvi karcinoma, neperauganti bazinės membranos, reiškia tikrai neišplitusi, ir yra lokalus vėžys, ir iškyla klausimas, o kągi daryti. Anksčiau, esant karcinomai in situ pagrindiniam bronke, netgi būdavo siūloma pulmonektomija, dabartiniais laikais siūlomos rezekcinės operacijos, tačiau tais atvejais, kada ligonio būklė nėra itin gera, didelis ligonio amžius, reiškia, arba žmogus atsisako nuo didesnės chirurginės intervencijos. Nemažai autorių pasisako, kad pakankamai yra saugu endoskopiškai, gana saugi endoskopinė karcinoma in situ naviko destrukcija. Reiškia, pasiekiama stabilaus rezultato ir recidyvas būna retai. Šiaip labai patikimų duomenų nėra surinkta, kadangi, kaip minėjau, savistovis navikas karcinoma in situ būna retai, todėl didelių kiekių matematiškai patikimoms metanalizėms surinkti nepavyksta, tai dažniausia keliasdešimt, keliolikos ligonių gydymo patirtis. Tačiau
yra tokie duomenys, kurie teigia, kad verta neužmiršti ir šito gydymo metodo. Kaip šituo konkrečiu atveju ligonis, čia buvo vyriškis apie 60 metų amžiaus, prieš metus jam buvo padaryta dešinioji pulmonektomija dėl plokščialąstelinio vėžio. Dargi kitas dalykas svarbu, kaip jau minėjau, kad reikia įsitikinti, kad tai yra savistovis navikas karcinoma in situ, kadangi labai dažnai karcinoma in situ būna kaip satelitiniai augliukai, kaip vasalai kokie, išaugę aplink invazinį vėžį, taip vadinami sinchroniniai karcinoma in situ tumorėliai, ir aišku, tokiu atveju juos deginti, koaguliuoti ar šaldyti tikrai neverta. Jau verčiau atlikti radikalią operaciją, pašalinant tuos karcinoma in situ židinėlius. Tačiau šį atvejį pateikiu visiškai ramia sąžine, kad jam ryžomės, šiaip karcinoma in situ šalinimo procedūrų nesam atlikę daug, kadangi vis gena baimė, arba galų gale ligonį detaliau ištyrinėjus pasirodo, kad tai yra iš tikrųjų metachroninis berecidyvuojančio naviko palydovas arba sinchroninis, reiškia naujai išaugusio naviko palydovas. Šituo atveju, kaip jau minėjau, prieš metus padaryta pulmonektomija, operacija sėkmingai baigėsi, matot, dešinio pagrindinio broncho bigė trumpa, užgijusi idealiai, galima sakyti. Tačiau ligonis praėjus metam po operacijos pradėjo atkosėti kraujo, skreplių su kraujo priemaiša. Atvyko pas mus kontroliniai bronchoskopija ir bronchoskopijos eigoje nustatėm, kad kairiam pagrindiniam bronche, distalinėje jo dalyje, ties ketera tarp kairio viršutinio skiltinio ir apatinio bronchų, yra gleivinė netolygi, sustorėjusi, hiperemiška, be ryškios kraujagyslinės injekcijos. Galvojom, kad yra recidyvas bifurkacijos limfmazgiuose ir tai antrinė reakcija į tas metastazes. Tačiau jokių metastazėm būdingų požymių nebuvo rasta, morfologiškai vėžys bifurkaciniuose limfmazgiuose ar kituose plaučio limfmazgiuose nebuvo nustatytas. Ir, reiškia, iš čia pakartotinai paėmus 3 kartus biopsiją, sumoj, reiškia, didžiausia biopsija buvo padaryta pačios procedūros eigoje, kadangi visa šita sritis buvo pašalinta, tiesiog gleivinė su pogleiviu iš šitos srities ir visuose 3 atsakymuose buvo karcinoma in situ. Taip, kad galų gale kitos išeities neturėjom, nes ligoniui jau buvo atlikta pulmonektomija. Antros pulmonektomijos neatliksi. Kairio plaučio, kairio pagrindinio broncho rezekcija įvertinus naviko lokalizaciją buvo irgi vargiai įmanoma, todėl drąsiai ryžomės šitą naviką pašalinti ir jos sritį koaguliuoti. Taip, kad procedūra atlikta su biopsinėm žnyplėm, nulupom visą nors kiek įtarimo keliantį epitelį ir poepitelinį sluoksnį ir tą sritį maždaug nustatė tokį galingumą, kad koaguliuojama būtų audiniai iki 2-3 mm gylio. Koaguliavo margonoplazmos koaguliatorium. Matot, vaizdas iš karto po procedūros. Sveikų audinių ribose, plačiai, netgi pati ketera, kuri atrodė patologiškai nepakitusi. Priekinė sienelė, kairio pagrindinio broncho distalinės dalies, cirkuliariai koaguliuota pradinė kairio apatinio skiltinio broncho dalis ir
reiškia, va tokį vaizdą mes pamatėm praėjus 10 dienų. Reiškia, kai kur gal ir matosi plikos kremzlės, tačiau didžioji dalis mūsų darbo vietos, darbo lauko padengta fibrinu ir nei didelio pagrindimo, nei pakraujavimo, nei išopėjimo nebuvo. Ligonis atvyko kontroliai po 1,5 metų. Vaizdas buvo toksai, hemoptizė nesikartojo. Ir taip atrodė sritis, iš kur buvo pašalinta karcinoma in situ. Vėlgi, atlikus kompiuterinę tomografiją viso kūno niekur nebuvo rasta, tarpupločio limfmazgiai nepadidėjo, biochemiškai neaktyvų. Deja, labai ilgai ligonio sekti kliniškai, stebėti kliniškai negalėjom, kadangi praėjus berods 2,5 metų po mūsų procedūros ligonis mirė nuo masyvaus insulto. Ar tai turėjo įtakos, ar tai neturėjo įtakos, mūsų atlikta procedūra nežinom, bet tiksliai žinom, kad šitoje srityje, jeigu mes būtume nieko nedarę, per 1,5 metų tikrai būtų išsivystęs irgi išsivystęs invazinis vėžys. Reiškia, taip kad šis visiškai pateisinamas mūsų žingsnis, tai yra kaip vienas iš įrodymų, kad atskirais atvejais, tikrai išsiaiškinus, kad tai yra tik tai karcinoma in situ židinukas, ir ypač ligoniam, kuriam didesnės apimties operacijos yra kontraindikuotinos, verta padaryti, endoskopiškai pašalinti karcinomą in situ, galbūt vėliau kombinuojant po to su medikamentiniu priešvėžiniu gydymu. Taip, kad toks variantas yra. Čia pats optimistiškiausias dalykas mano pranešime. Toliau reiškia trachėjos ir bronkų rekanalizavimas bei stentavimas. Matot, kiek yra sukurta stentų, ir tai yra 2000 metų duomenys, dabar nieks jų į vieną vietą nesurinko. Daugelis stentų, pavyzdžiui, kaip Orlovskio stentas, sakysim, poliesteropinės stentai, dabartinė arba plieno stentai, Z stentai dabartiniu metu nenaudojami, reiškia kiti dauguma stentų yra naudojami. Paprastai jų yra tikslas atidaryti trachėją arba stambiuosius bronkus, kad ligonis nedustų. Tačiau šiais laikais atsirado ir nauja indikacija stentavimui smulkiųjų bronkų, apie ką papasakosiu link pranešimo pabaigos. Reiškia, jeigu tokia įvairovė stentų, kągi prisipažinti belieka, kad tai reiškia 2 dalykus. Pirmas dalykas, kad yra daug ligos ir naviko paties lokalizacijos variantų, kiekvienam žmogui individualioj vietoj, galų gale anatominių variacijų, kur vienas bronkas arti šalia kito ir stentuodamas kvėpavimo takus nenori uždaryti dar navikų neperaugusio bronko, išsaugot kiekvieną pločio plotelį, kad žmogus kuo vėliau pradėtų dusti. O kitas dalykas, kad nėra idealaus stento, reiškia, jeigu būtų surasti keli idealūs stentai skirtingiem bronkam, tai tokios gausybės jų ir nebūtų. Bet ką padarysi, tai vis tiek yra mažesnė blogybė, galimybė stentuoti kvėpavimo takus, tai yra žymiai mažesnė blogybė negu nieko nedaryti, pavyzdžiui, nepagelbėti dūstančiam žmogui.
tą noriu pirmiausia pailiustruoti šituo klinikiniu pavyzdžiu. Ligonė AL, 26 metų mergina, mokytoja iš Pasvalio, persirgusi Hodžkino limfoma, buvo pasiekta remisija prieš porą metų, tačiau palaipsniui pradėjo dusti. Ir pas mus kreipėsi tik tada, matyt, jau buvo labai pavargusi nuo ligoninių, kada begalėjo miegoti tik iš pradžių pusiau sėdom, o vėliau likus savaitę iki stacionaro miegodavo alkūnėmis atsirėmusi į stalą ir, reiškia, palinkusi į priekį. Kai tik atsiguldavo horizontalioj padėty, iškart sustiprėdavo dusulys, reiškia navikinė masė, pagrindinai turbūt, kaip mes manėm, tada auganti išoriškai trachėjos bifurkacijos ir tiesiog peraugusi į šitą kvėpavimo takų sritį, spaudė kvėpavimo takus ir jinai labai duso. Iš tikrųjų, žmogus duso stipriai. Neturėdami ką daryti, reiškia, nusprendėm, tikrai buvo nejauku ir jautėm pavojų dėl žmogaus gyvybės, ar vienokio ar kitokio atveju nedarysi uždus, didelėse kančiuose darysi, gali tiesiog kažką perforuoti arba išprovokuoti tokį kraujavimą, kad žmogus žus nuo asfiksijos. Juo labiau, kad tokio diametro bronkus krauju ir krešuliais užkimšti labai paprasta. Taip, kad matot trachėjos bifurkacijos sritį iki bifurkacijos bužavimo, po bužavimo vaizdas nedaug ką pagerėjęs. Taip, pagrindinių bronkų ir trachėjos spindis šiek tiek padidėjo. Taip, jinai galėjo tada jau gulėti pusiau sėdomis. Tačiau, reiškia, kodėl taip spindis padidėjo nedaug, kadangi, kaip minėjau, pagrindinė navikinė masė buvo išorėj, limfoma, turbūt išsivysčiusi iš tarpuplaučio limfmazgių ir spaudžianti, perauganti trachėjos bifurkacinę sritį. Tada ryžomės trachėjos stentavimui Y stentų. Įprastinis silikoninis stentas netiko, nes padarytas iš silikoninės gumos, nes navikinės masės jį suspausdavo taip, kad pagrindinių bronkų spindis būdavo nepraeinamas bronchoskopų. Tiesiog įsitikinau stentavimo eigoje, nes kitokį paprastą stentą įdėti žymiai lengviau, paprasčiau, o tokį stentą įstatyti reikia patirties, drąsos ir sėkmės, kadangi jo trachėjinė atšaka būtent kaip atsvarai kompresijai dėl išorinio spaudimo navikų į trachėją yra sutvirtinta nikelio ir titano pusšečiais, reiškia gana standžių ir tvirtų metalų, ir tokiu atveju ligoniui tokiu stentu trachėjos bifurkacinė sritis stentuojama ištraukus bronchoskopą ir naudojant vien laringoskopą ir specialias žnyplės šitam stentui įstatyti. Reiškia, nes ačiū Dievui pavyko iš pirmo karto stentą įstatyti, neperforavus nei kairio pagrindinio bronko, nei iššaukus didesnio kraujavimo. Ir, matyt, jaunas žmogus, jo labiau kreipiam dar į hematologus, hematologai paskyrė specifinį gydymą, jinai nustojo visiškai dusti, pradėjo vėl dirbti ir po stentavimo dusulys išnyko ir visiškai neatsinaujino. Praėjus metam mes dar stentą pakeitėm kitu, kadangi per metus silikonas yra infekuojamas, infiltruojamas, kolonizuojamas burnos ir
virškinamojo trakto mikroflora. Dėl to pradeda dingsta jo glotnumas, nes gaminami tokie stentai pagal super glotnaus paviršiaus technologiją, žiūrint elektroniniu mikroskopu nesimato nė vienos duobutės ar skylutė. Ir tačiau mikrobai pakeičia stento struktūrą ir tada pradeda lipti skrepliai, uždaro ypač bronkinės atšakas, žmogus dūsta. Tai stentą pakeitus, laikinas tas epizodinis dusulys ligoninėje išnyko, tačiau vis tik nebuvo jinai iš tų laimingųjų, kurie nuo Hodžkino limfomos dažniausiai sirgdami Hodžkino limfomą pasiekia remisiją. Aišku, kolegų hematologų pastangų dėka. Ir ryškiai jinai mirė po stentavimo praėjus metam ir 6 mėnesiam. Ir tą laikotarpį žmogus neduso. Sakytum, ar vertėjo kelių tūkstančių vertės stentą įstatyti trachėjos bifurkacinę sritį. Tokiu atveju kiekvienam skeptikui aš galėčiau atsakyti, kad o ką jūs darytumėt, jeigu tai būtų jūsų artimas žmogus ir kuris dūsta ir reiškia. Jie žiūri skausmo pilnom akim ir reiškia turbūt pati didžiausia kančia žmogui tai yra dusti. Ir jeigu mano giliu įsitikinimu, ne tai, kad 1,5 metų, bet nors keliom savaitėm pasieka, kad žmogus nedustų, aš manau, tai jau būtų tikrai vertas darbas ir ne viskas skaičiuojama metais, mėnesiais ir savaitėmis. Taip. Reiškia, stambieji kvėpavimo takai paprastai stentuojami indikacijams stentuoti. Indikacijos stentuoti yra 2. Tai yra dusulys, dažniausiai tai trachėjos pagrindinių bronchų stenozė, smulkesnių kitos priežastys. Čia matot procedūrą. Kaip rekanalizuojamas kairys pagrindinis bronkas, ligonio nebuvo galima operuoti dėl naviko išplėtimo. Iš pradžių buvo navikas injekuotas adrenalino tirpalu 1:20 000 tokių santykių ir tiesiog bronchoskopo tubusų buvo kamščiatraukio judesių navikas išsuktas ir ištrauktas iš kvėpavimo takų. Nekraujavo, buvo paprasta. Elektrodestrukcijos metodų nenaudojom, tačiau, kaip matėte, po rekanalizavimo, iki rekanalizavimo spindis buvo stenozuotas apie 90% arti, po rekanalizavimo liko apie 50%. Žinojom, kad radikalus gydymas nebus galimas, todėl nusprendėm, kad trachėją reikia stentuoti, bifurkacinių stentų. Reiškia, ir tas stentas buvo įstatyta, kas matosi rentgenologiškai, o kodėl buvo būtent pasiryžta stentavimui, neatliekant plaučių rezekcijos su, sakysim, trachėjos bifurkacijos rekonstrukcija, atsakysiu jum pasiūlęs pažvelgti šitą kompiuterinę tomografiją. Navikas išaugantis iš dešinio plaučio, tačiau tam pačiam dešiniajame plautyje, tikrai neabejotinai yra kitų naviko židinėlių, reiškia, tai 4 naviko stadija plus metastazės bifurkaciniuose limfmazgiuose. Reiškia, buvo skirtas medikamentinis gydymas, neprisimenu, kiek jis išgyveno, atrodo, tai buvo daugiau negu metai irgi žmogus neduso. Kita indikacija trachėjos ir stambesniųjų bronchų stentavimai, tai yra trachėjo arba bronchoezofaginė jungtis, kada susidaro pakankamai didelė fistulė ir žmogus springsta, vaikšto su stiklainiu, kur spjaudo seilės, nespringsta seilėmis.
rydamas sprinktas skysčiais, negali maitintis. Reiškia, čia matot ligonio, vyriškis 52 metų, sirgo limfoma. Buvo paskirtas gydymas buvo gana sėkmingas, dar nebuvo pasiekta gydymo pabaigos ir visiškos remisijos, tačiau matyt, reiškia, to sėkmingo gydymo pasiekoje navikas buvo peraugęs, matyti, ir trachėjos, ir stemplės sienelė, ir tiesiog nekrozavo, o nekrozavus tokiai dideliai, čia matot fistulės diametrą, jis praktiškai fistulė užėmė visą membraninę dalį, tuoj pamatysite endoskopinę vaizdą. Ir rentgenoskopinį, matot, duota išgerti bent pusę gurkšnelio bario sulfato suspensijos, dar truputėlį grąžinsiu vaizdą, ir tiesiog tą bario sulfato suspensiją iš stemplės laša į trachėją. O endoskopiškai apžiūrėjus kvėpavimo takus, matosi čia trachėjos spindis, o ten čia matosi tracheozofaginės jungties, tracheozofaginė jungtis. Žmogui buvo parekomenduota tracheostomija ir gastrostomija, jis pareiškė, kad tokiu atveju jis nebegyvens, nusižudysės. Sprendėm, kaip išspręsti tos klausimus endoskopiniais būdais. Ir kad uždaryti fistulę į kvėpavimo takus buvo įstatyti 2 stentai, bifurkacinis stentas, kad ir tiesus stentas trachėjinis, kuris uždarė tą jungtį, matot, padarytas po stentavimo rentgenokontrastinis stemplės tyrimas. Jau šituo atveju, matot stentą trachėjui, iš stemplės į trachėją bario sulfato suspensija nelaša. Jisai išgyveno po mūsų stentavimo. Bent jau labai nespringdamas, kiek prisimenu, 3 mėnesius, apie radikalų gydymą pagalvoti. Buvo vargiai įmanoma, kadangi limfomos fone, didžiulė operacija, tarėme su kolegomis ne vieną kartą, reiškia, kuri turbūt pareikalautų trachėjos ir stemplės rezekcijos, todėl buvo nuspręsta padėti tokiu būdu. Reiškia, bent šviesesnių 3 mėnesių žmogui galėjom suteikti. Kitas variantas, reiškia, būna tokia situacija, kada trachėjos arba kairio pagrindinio broncho navikas perauga į stemplę, arba atvirkščiai, stemplės vėžys, stemplės viršutinio vidurinio trečdalio, neretai aortos lanko lygyje. Čia tas vėžys įsivysto, būtent ties pirmuoju anatominiu susiaurėjimu, matyt visi kenksmingi skysčiai ties šitas sritim buvo susilaikę. Ir matot ligonį, kuris negalėjo valgyti, reiškia, prisimenu, buvo padaryta gastrostomija, tačiau bėda buvo dar ta, kad duso dėl 2 priežasčių, kairio pagrindinio broncho stenozės, bet paprastai vienu plaučiu žmogus, matot, vystosi kairio plaučio telektazija, užtemusi tą pusę, vienu plaučiu žmogus kvėpuoja santykinai patenkinamai, tačiau buvo kita problema, matot, gleivių ir matyt seilių susilaikymą stemplės viršutinėme trečdalyje. Žmogus pastoviai springdavo seilėmis ir stemplės turiniu ir, reiškia, dėl to dar jam sustiprėdavo dusulys, bet to grėsė abipusė pneumonija. Ir matot stenozės sritį, kairio pagrindinio broncho srityje, todėl buvo nuspręsta, kad verta ligoniui stentuoti ir stemplę,
į stemplę įstačius stentą pamatėm, kad kairysis pagrindinis bronchas užsispaudė 100%, kadangi vietos nelabai liko. Tarpuplautis siauras yra ir todėl buvo padarytas dvigubas stentavimas, antras stentas dar buvo įdėtas į kairį pagrindinį bronchą. Maksimaliai vienu metu esam ligoniui įstatę 4 stentus. Kažkada, kai buvo trachėjos stenozė, pagrindinių bronchų stenozė, tarpinio bronchų stenozė ir stemplės stenozė, reiškia, išgyveno jis neilgai. Šituo atveju ryšį su ligoniu praradau, negaliu tiksliai pasakyti, kiek jisai ištvėrė, bet, reiškia, po stentavimo procedūros nei žymesnės disfagijos, nei dusulio jam nebebuvo. Tikiuosi, kad tas truko kuo ilgiau. Kitas variantas - stentuoti smulkesnių bronchų neapsimoka, net jeigu jos perauga navikas, nes iš to mažai ką laimėsi. Stentai apart gerų savo savybių turi ir blogų, pragulas, granuliacijas ties jų kraštais, ir jeigu vien stentuoti todėl, kad atlaisvinsi bronchą, pašalinęs naviką, nėra prasmės. Smulkiai bronchai stentuojami tik tada, kada navikas komplikuojasi parakankroziniu apsedavimu. Ligonį negali skirti. Jeigu navikas išplitęs, negali jo nei operuoti, reiškia, nors ligoniai su navikinės kilmės apsedavimu yra ir operuojami, bet tai būtina sąlyga, kad nebūtų naviko išplitimo arba labai pažengusios ligos. Reiškia, kaip čia konkretus atvejis, 68 metų vyras iš Kauno, skundėsi kosuliu, karščiavimu, o nustatytas padidėjęs CRB. Pas mus atvykus, padarius kompiuterinę tomografiją, buvo nustatyta, kad kairio plaučio trečiam segmente yra gigantinis abscesas, netolygiom sienelėm. Tikėjomės, kad tai tikrai yra parakankrosinis apsedavimas. Iš tikrųjų buvo padaryta bronchoskopija, gautas atsakymas, kad tai yra plokščialąstelinis vėžys, plus atlikus kompiuterinę tomografiją su kontrastavimu kraujagyslių buvo nustatyta trombembolija. Embolai, trombembolai, trombai stambiosiuose abiejų plaučių kraujagyslėse. Aišku, tokiu atveju ir abscesas, kiektinis karščiavimas, pūlinga intoksikacija, trombembolija, tokiu atveju ligoniui radikalus gydymas, galų gale, kad ir chemoterapinis gydymas buvo neįmanomas, todėl tą abscesą kateterizavom transbronkiškai, per savaitę jis išsiplovė ir matot sumažėjo tūrių, buvo paskirtas gydymas prieš trombemboliją, ligonis išleistas į namus, rekomenduojant atvykti po mėnesio, su viltimi, kad gal nebus trombų ir galima bus skirti kažkokias tai gydymo schemas. Tačiau atvykus po mėnesio, vaizdas buvo panašus. Abscesas vėl recidyvavo, tai yra ertmė užsipildė, kadangi buvo trenuojantis bronchas uždarytas navikų. Reiškia, ertmė vėl prisipildė skysčio ir, kaip matėte, bronchuose dar išliko trombų. Tada apsisprendėm, kad ką jau čia darysi, kateterizavimas duoda tik laikiną pagerėjimą ir nusprendėm, kad reikia stentuoti. Stento vieną galą paliekant absceso ertmėj, o kitą galą paliekant vienoje iš kairio viršutinio skiltinio broncho šakų, tiksliau viršutinio skiltinio broncho šakoje. Čia matot, pademonstruosiu stentavimą. Vėlai stenta įkišta kaip ariadnės siūlas, kadangi endoskopiškai lindom pro navikinės mases ir nelabai kas matėsi, tiesiog
čia stentas įspraustas į kateterį, įstumtas palei tą vielą, kuri mums padėjo surasti kelią, kad neįstumtume nežinia kur to stento, pavyzdžiui, kažkokią kraujagyslę. Ir kad įstumtume būtent taip, kad stento padėtis būtų teisinga. Per toli nustumsi, jis išsiskleisdamas iššoks į absceso ertmę, per arti paliksi, jisai išsiskleis stambaus kalibro bronke ir, reiškia, uždarysi per funkcionuojančius bronkus. Matot, pagrindinai čia susiglaudęs stentas, pagrindinis rodiklis tai yra rentgeno kontrastiniai žymekliai stento gale ir palaipsniui stengiantis atrasti teisingą padėtį, stentas buvo išskleistas, matot, distalinė dalis išsiskleidė ir palaipsniui, kadangi jis yra iš nikelio titano vielos, kartais šokinėja kaip spyruoklė, labai stengiamės tą daryti palaipsniui. Matot, įstatytas tas stentas, va čia yra destrukcinė ertmė. Ir jau kitą dieną padarius plaučių rentgenogramą, kadangi drenuojantis bronkas buvęs peraugęs navikų, siekė parakankrozinio absceso dugną, jis greitai išsivalė, matot, nebeliko horizontalaus paviršiaus ir reiškia, net stento tūris sumažėjo. Tačiau išliekant trombemboliai, šiaip tai nepaisant to, kadangi buvo praėję daugiau kaip mėnuo laiko nuo nustatytos trombembolijos, ligoniui buvo skirta priešnavikinis gydymas. Žinau, kad abscesas nerecidyvavo daugiau, bet ligonis išgyveno arti pusės metų. Reiškia, paskui navikui progresuojant jisai mirė. Ir matot, rekanalizuota bronka. Čia stento vielos galiukas matosi. Nesakau, vaizdas nelabai buvo matomas, nes navikas peraugęs smulkiuosius bronkus, o čia jau matosi destrukcinės ertmės sienelė ir jau darant procedūrą mes gausiai išplovėm fiziologiniu tirpalu, čia matosi absceso arba tiksliau iširusio plokščialąstelinio vėžio ertmė. Padarėm įvairių modifikacijų stentavimų. Pirmosios sėkmės padrąsinti iš viso 20 ligonių. Paprastai indikacijos tai buvo tada, kad tokios, kad dėl apsedavimo ne kiekvienam ligoniui abscesas, tai yra vėžys apseduoja, tačiau pasitaiko tokių atvejų. Visų priežasčių negaliu paaiškinti, matot, buvo stentai įdėti ir į kelis smulkiuosius bronkus, čia toks darbas gana kruopštus, nes stentukai būna 8-10 mm skersmens ilgio, nuo 2 iki 3 cm. Ir čia kairio plaučio variantai, dešinio plaučio nedėjau tiesiog. Reiškia, būtų labai jau marga ir sunku įžiūrėti vaizdus. Ir, reiškia, iš tikrųjų, absoliučiai daugumai ligonių pavyko pagelbėti. Aišku, visiems jiems buvo užleistas plaučių vėžys, apie operacinį gydymą kalba nėjo. Berods daugiau kaip 50% buvo prieš tai jau skirtas priešvėžinis medikamentinis gydymas ir jo fone atsirado. Tiesiog iširo navikas, kaip ir gydymo sėkmė, bet kadangi jis liko uždarytas navikinėmis masėmis, tapo abscesu, neišsidrenavo per bronką ir, reiškia, tolimesnis gydymas nebuvo įmanomas. Daugeliu ligonių, berods 2/3 po stentavimo, karščiavimo pabaigos,
buvo pratęstas medikamentinis gydymas, žinau, berods ilgiausiai išgyvenęs žmogus, tai išgyveno po stentavimo arti 3 metų, gaudamas biologinę terapiją. Nes biologinė terapija esant plaučių abscesui būtų buvusi neįmanoma. Taip, kad smulkieji bronkai stentuotini tik tai tada, kada jie komplikuojasi apsedavimu. Nes kitokios prasmės to daryti nėra, nes kvėpavimo nepakankamumo tai nesukelia ir, reiškia, bereikalingas svetimkūnio buvimas žmogaus organizme irgi turi savo pasekmių. Galimas ir kraujavimas, kaip minėjau, galimas granuliacijų, pragulų susidarimas ir taip toliau, taip toliau. Reiškia, labai svarbu kiekvienu individualiu atveju pasirinkti stentavimą ir išvis gydymo taktiką, kur kokius stentus dėti, reiškia, ir pasiruošti atsarginius variantus, bent jau iš viso turėti variantus A ir B, o kartais net ir C variantą. Tai va, kalbant toliau apie paliatyvų vėžio gydymą, noriu paminėti pleuroskopiją, įprastinę medicininę pleuroskopiją. Čia matot pusiau lankstų pleuroskopą arba torakoskopą, reiškia, turim tokį ir rigidinį. Šiaip man labiausiai patinka naudotis pusiau lanksčių torakoskopų, o priedus paimti iš rigidinio torakoskopo kompleksą. Ir, reiškia, tokiu atveju mūsų tikslai tai nėra plaučių rezekcija ar didelių navikų šalinimas, paprastai. Tai diagnostinė torakoskopija, biopsijos padarimas, dažniausiai iš pleuros, pleuros ertmės drenavimas adokulios ir kartais pleurodezė, esant maligniniam skysčiui pleuros ertmėje, talkuojant pleuros ertmę. Ta noriu iliustruoti šiuo pavyzdžiu. 48 metų ligonė, kaip parodė vėlesnė eiga, buvo kairio plaučio adenokarcinoma metastazavusi į pleurą. Atvykus pas mus buvo kelis kartus punktuota kairė pleuros ertmė, bet labai greitai susikaupdavo skystis joje, matote, net iš kompiuterinių tomografijų, o ringa yra šiek tiek tik tai viršūnė, apačioj yra visur skystis ir plautis suspaustas į kumščio dydžio gumulėlį. Ir, reiškia, ryžomės atlikti pleuroskopiją, kadangi 2 kartus darėm bronkoskopiją, kairio plaučio apatinės skilties bronkai buvo taip suspausti, kad net biopsinės žnyplės nepralysdavo giliau segmentinių bronkų. Ir kiek mes bandėm, 2 kartus berods bandėm padaryti biopsiją, prastumdami žnyplėlės pro susiaurėjusius bronkus, visada gaudavom atsakymą, kad yra metaplazija, arba tai lėtinis paūmėjęs bronkitas ir histologinio patvirtinimo nebuvo jokio. Jo labiau ir tyriant skystį vėžio diagnozė nebuvo patikslinta, todėl nusprendėm, kad galbūt padaryti pleuroskopiją, o paskui, jeigu bus galimybė, gal ir pleurodezė, jeigu plautis turės galimybę išsiskleisti. Matot vaizdą, išsiurbėm apie 3 litrus skysčio, atsiprašau. Vaizdai vis stengiasi sugrįžti kažkodėl. Programa streikuoja mūsų. Gal per dideli vaizdai. Ir matot, ką radom. Apie 3 litrus skysčio, berods buvo 3,5 litro. Čia matot plaučio apatinė skiltį. Va tokie gumulai. Plaučio apatinė skiltis šito naviko esančio, būtent apatinėje skiltyje, yra sutraukta, neoringa ir taipogi matosi baltos metastazės, balti gumburėliai parietaliniai pleurai.
padarė biopsiją ir iš plaučių, ir iš pleuros, gavom atsakymą, kad yra adenokarcinoma, šiaip tai diagnozė kairio plaučio adenokarcinoma, tai 4 NXM0, netikslinam N, kadangi išplitęs vėžys. Ir įsitikinę, kad viršutinės skiltys įsiskleidžia su lingula, siurbdami pleuros ertmės turinį, ryžomės pleurodezijai. Reiškia, į pleuros ertmę buvo pripurkšta, kaip matėte, talko, svarbu tolygiai tą padaryti. Ir, reiškia, palikom dreną pleuros ertmėj, po talkavimo skystis bėgo trumpai, gal 3 ar 5 dienas, ligonė buvo išleista į namus ir atvyko kontroliai po, pabandysiu patikslinti, taip, vasario 22 dieną daryta procedūra, kad jūsų neapgaudinėti. Ir čia yra kovo 4 dieną. Reiškia, ligoniai po poros savaičių padarius rentgenogramą, bent jau didelio kiekio skysčio pleuros ertmėje nebuvo. Mes ją kontroliavom per poros mėnesių, vėlgi skystis nesikaupė, kadangi dėka kairio plaučio viršutinės skilties ir lingulos. Antras dalykas dėl pakilusios diafragmos. O čia kairio plaučio apatinėje skiltyje buvo navikas, kuris, reiškia, duoda ir šitą užtemimą. Aišku, turbūt tarp saugų buvo ir skysčio, tačiau nei tarpuplautis dislokuotas, nei sukėlė ligoniai dusulio, nei gavosi kokios talko sankaupos arba pneumatorakso ertmės. Ir šiaip tai pavyko nustatyti diagnozę ir pavyko atlikti pleurodeziją. Nors buvo rizika, nedaug dievė plautis neįsiskleis, tada gausis šarvuotas plautis su ertmėmis, kuriuose būtinai kaupsis skystis, galinti supūliuoti, virsti pleuros empiemą, ir tai žmogui naujos kančios, bet ačiū Dievui, viso šito neįvyko, žmogus neduso, buvo skirtas biologinė terapija, tiksliai išgyvenamumo nežinau, bet kontroliavom ligonę radiologiškai bent porą mėnesių, skystis daugiau nepradėjo kauptis tiek, kiek yra čionai. Taip, kad išvados būtų tokios, kad intervencinės pulmonologijos metodai įgalina padėti ligoniui, kai konvencinės pulmonologijos ar krūtinės chirurgijos metodai jau būna neefektyvūs. Aišku, dėja, absoliučiai daugumai ligonių tai paliatyvus gydymas ir mes jo nesiūlom kaip alternatyvos radikaliam chirurginiam arba, laikykim, pakankamai radikaliam chemospinduliniam arba medikamentiniam gydymui, derinant biologinę, imunologinę terapiją, chemoterapiją. Antra, šie metodai įgalina daliai ligonių sugrąžinti galimybę chemoterapiniam, biologiniam ir imunologiniam gydymui. Čia kalba eina apie prakankrozinių abscesų stentavimą, išsivalo destrukcinės ertmės nuo kūlių, žmogui galima pratęsti gydymą, kažkiek tai pratęsiant jo gyvenimo dienas. Ir trečia, net jeigu nesitikima ligos iškankintam žmogui ženklesnio gyvybės pratęsimo, intervencinės pulmonologijos metodais verta stengtis bent sumažinti ligonio kančias ir padėti išsaugoti jo žmogiškąjį orumą. Jeigu tik įmanoma, kad žmogus nedūstų, nespringtų, kad galėtų gyventi be tracheostomos, be gastrostomos ir taip toliau. Ne visada taip įmanoma, bet manau, verta stengtis. Nesvarbu, kad kartais kai kuriais atvejais gyvenimą
mes prailginam tik keliom savaitėm arba vienu, keliais mėnesiais, bet bent jau sumažinti vien kančias. Manau, aš įsitikinęs, kad pakankamai yra svarbu, nes ne veltui pasakyta. Tas posakis pasakytas prieš porą tūkstančių metų, kad sedarė dolorem divinum est, taip kad linkiu kolegos, kad kuo mažiau būtų tokių ligonių, kuriuos jums tektų siųsti paliatyviam endoskopiniam gydymui, bet kartais tai būna vienintelė priemonė žmogų išgelbėti nuo pakankamai didelių kančių. Ačiū už dėmesį ir kantrybę, tikiuosi, kad šita paskaita buvo jums naudinga.